praradom kamuolius. Labai gerai pataikė, bet galbūt ir šiek tiek per laisvi buvo. Nežinau, sunku iš tikrųjų labai pralošti, tokias varžybas yra. Norėjom labai laimėti. Jeigu nejautėt trūkumo, Kaip pasakyti, varžybų metu, kuo arčiau ta pabaiga, tuo mažiau tų jėgų yra, bet kaip pasakyti, ne vienam tų jėgų trūko. Irgi žmonės, jie irgi pavargsta. Nežinau, galbūt daugiau žmonių iš komandos reikėjo, kad padėtų. Reikia, kad daugiau žmonių pelnytų taškus. Yra tų techninių brokų iš tikrųjų. Labai gaila, kad daug klaidų padarėm, ypač pirmoje pusėje, nežinau kiek antroje pusėje tų klaidų padarėm, taip kad kaip pasakyti, jie ir gyveno ant tų mūsų klaidų pirmą kėlinį, mes jiems labai daug tokių lengvų taškų iš krepšio davėm. Ir dėl to jie, kaip pasakyti, po dviejų kėlinių jie tikrai ne tiek daug pralašinėjo ir kaip pasakyti, labai gavosi kaip gavosi. Antroji man čia daly iš tavęs to noro turbūt daugiausiai matėsi. Kaip pasakyti, tik iš tikrųjų labai reikalinga mums pergalė, tai buvo tiesiog labai laimėt norėjau. Bandžiau padėti. Pats asmeniškai sužaidė šiandien pakankamai gerai. Ar tai turėjo įtakos pergalė prieš Lietuvos Rytą, kai vėl pajutai savitą žaidimą? Neturėjo jokios įtakos, aš manau, aš taip tiesiog žinau, kaip ir ką tik sakiau. Labai norėsiu laimėti, nes žinau, kad pergalė labai svarbi. Martynai, ar nemanai, kad šiandien po krepšių buvo didžiulės skylės bent jau pačiam rungtynių gale, kai varžovai metė laisvai iš po krepšio, kai jūsų aukštas žmogus nelabai kažką darė? Manau, nesujudėjom, bet čia, kaip pasakyti, vien dėlių žmonių negalima to kaltinti dėl to, kad, kaip pasakyti, rotacijos galbūt tokios geros nebuvo. Galbūt dėl to nuovargio mes viens su kitu gynyboje nekalbėjom ir pasakyti, kaip sakiau, nebuvo rotacijos ir nepasikeitėm, nepadėjom vienas kitam.